Visi, sveiki, mano gilytė, su jumis aš esu Elė ir šiandien yra paskutinė serija Užburtas kaimas. Noriu tik vieną dalyką jums pasakyti. Galite pas mane prenumeruotis, man nebedaug liko iki 300 prenumeratorių, bet aš noriu pasiekti gal nebent 50 prenumeratorių, tai please subscribe mane. Sėkmės žiūrėti. Pagaliau mes jau atėjom prie durų. Jo, taip, atėjom. Mėlyna šviesa. Bet kažkokia nežiūri ryškia. Kažkaip jau biški pamažėjo ta šviesa. Bet taip, bet pažiūrėk, kokia jinai ryškesnė nei anksčiau. Aha, atrodo, kaip jinai kaip ir silpnėja pagal mane. Man irgi, gerai, reikia laukti austės, tai einam. Gerai, tikėkimės, kad ten šviesos nebus. Yeah. Na taip, austė, dabar mes klausysim, pasakysi arba ištarsi. Jeigu vieną klaidelę, tai viskas mūsų kaimas bus užburtas ant viso gyvenimo jau. Кто Adrian, šnekėgi, buvo pirtis, mes atbursim, klaida nepadės, mes atbursim, jeigu mes 3 kartus kartuosim. Taip, jeigu bent vienas žodis ne taip pasisakys, tai žinai, Gabi, tu mangi pritari? Nu šiaip jo, bet austė irgi teisė. Bet labiau tai, gerai, tai žodžiu, jeigu kalbų, tai žodžiu pradedam. Pradedam. Kaimas atsiburk ir visas piktąsias dvasias išganyk. Kaimas atsiburk ir visas piktąsias dvasias išganyk. Kaimas atsiburk ir visas piktąsias dvasias išganyk. Dabar aš. Pikta dvasia išeik iš mūsų kaimo. Pikta dvasia išeik iš mūsų kaimo. Pikta dvasia išeik iš mūsų kaimo. Tai turi va šitą vietą paskaityti. Gerai. Visas piktąsias dvasias išganyk, visas piktąsias dvasias išganyk, visas piktąsias dvasias išganyk. Gerai. O čia iš kur mėlyna šviesa atsirado? Kodėl jinai tokia stipri? Jinai žiauriai ryški. Taip. Arti mūsų labai. Nu, okei, gal geriau einam, kad nebūtų dar blogiau. Praėjo 1 valanda. Kažkodėl labai tylu. Labai tylu. Ir mėlyna šviesa jau pradingo. Tai čia labai gerai. Nu gerai, einam ten. A kur Gabija? Jinai tada pasakyti, kad jinai išeitų namo. Ai, taigi jinai tenais knygą pasiėmė. Ir jinai ateis. Gerai. Tai gal tada po namus gal jau? Taip, tikiuosi, mes atkeikėm mūsų kaimą ir daugiau gyvenime nebeužbursim to kaimo. Ir aš gyvenime daugiau tų legendų ir visų legendų nebeskaitysiu gyvenime. Nes tu buvai ir Adėlei pasakojai, tada ten daug įvyko istorijų. Aš gyvenime nebesidomėsiu nei legendom, nei juoda magija, nieko nebesidomėsiu, viskas man pakako. Man atėjo ta diena, kada mes jau turėjom išeiti iš mūsų kaimo ir išvažiuoti. Taip, nes mes jau tiek jau būnam, jau per ilgai mes čia jau būnam. Ir tiek daug dalykų įvyko. Nu gerai, ateik, reikia dar su močiute atsisveikinti, man jinai kaip tik grįžo. Dėdam. Tai va, nes kaip iki čia pasakyti, daugiau negu savaitę pabuvom. Daugiau negu 3 savaitės pabuvom. Taip. Nu gerai, einam su močiute atsisveikinti. Gerai. Nu ką, viskas, ate susitiksim dar gal atvažiuosim kada nors. Nu kodėl visi išvažiuojat, tai mažai pabuvot. Jau reikia važiuoti namo. Nu suprantu, gerai, tik mes jums skambinsim.
Dabar aš turėsiu eiti atsisveikinti. Tai ką, močiute, ten mes jau turim važiuoti. Dar patarų kelią, dar sustiksim, tikiuosi. Ten. Ata. Mes tau būtinai paskambinsim, kada grįšim, kada ten kur esam. Gerai, jūs tik man pasakykite, ar jūs išvažiavote, gerai? Ir ar jūs galite išvažiuoti, gerai? Nu, sakinė. Gerai, iki. Gaila, kad jau išvažiuojam. Taip, bet jau reikia išvažiuoti. Daug įvykių įvyko. Tipo su Austė, žinai, kiek Austė buvo metų, kai man pasakojo? Kiek? 75 metų jai. Dabar? Jo, taip jaunystė išliko. Na, supratau. Mes po 100 metų išvažiavom. Nu, taip, puiku. Nu, ir dabar 3 valandas gaunam. Gerai, paskambink, močiutė, kad mes išvažiavom. Gerai. Gerai, to paskambinsim. Pipu, pipu, pipu. Alio. Mes išvažiavom. Puiku. Gerai, paskambinsim, kada būsim namie. Gerai, sėkmės jum. Iki. Tai ačiū, kad žiūrėjote man šitą video. Tai su buvau aš, mano mama. Tai ką? Pažiūrėjom, kokie buvo pagrindiniai veikėjai. Tai aš buvau. Tai buvau aš, mama. Tai buvo Veronika, bet jos nebuvo kadre, nes tai buvo susirgus. Tai ir buvo Marija Agota. Tai buvo Adriana. Tai močiutė Gabija. Tada Austė. Ir kunigaitė. Jo šventa dvasia. Iki.